Pokalbių įrašai. Skyrius skambučių įrašai pasiekiamas tik tiems įmonės darbuotojams, kuriems suaktyvinta Tele2 mobili stotelė paslauga ir suteikta prieiga prie šios skyriaus. Įmonės darbuotojų skambučių įrašus galima pasiklausyti ir atsisiųsti. Taip pat įvykusiam pokalbiui galima priskirti žymą pagal nustatytus požymius, pavyzdžiui, pokalbio turinį, įvertinimą ir panašiai. Žymai pridėti reikia pasirinkti piktogramą veiksmai ir sukurti naują žymą. Patogesniai paieškai skyriuje filtras galima filtruoti pokalbių įrašus pagal sukurtas žymas. Suaktyvinti skambučių įrašymą galima skyriuje darbuotojai, darbuotojo nustatymai. Šios skyriaus nuostatose yra keletas meniu. Taip pat yra galimybė leisti įmonės darbuotojams mobiliojo telefono programėlėje įrašyti asmeninius pokalbius. Pokalbio metu suaktyvinus šią funkciją. Prieigą prie šio pokalbio įrašo turi tik pats įmonės darbuotojas. Įmonės darbuotojui galima leisti persiųsti asmeninio pokalbio įrašą į jo elektroninio pašto dėžutę kaip elektroninio laiško priedą. Įrašant pokalbius, būtina apie tai iš anksto pranešti klientui. Informacija apie tai, kad pokalbis įrašomas, turi būti pridėta kaip iš anksto įrašytas pranešimas. Šis pranešimas turi būti pridėtas skyriuje skambučių valdymas, tiesioginio skambučio nukreipimo, 2 pakopų skambučio nukreipimo, interaktyvaus balso atsakiklio IVR pridėti pasveikinimo pranešimą ir reikia pasirinkti balso pranešimą, kuris skambės prieš įrašant pokalbį su klientu. Pokalbių įrašai saugomi ribotą laiką priklausomai nuo pasirinktos paslaugos, paskui jie automatiškai ištrinami.